Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai. Šiandien mes su jumis Lietuvos futbolo federacijos Kauno treniruočių centro stadionierius Gvildys ir komandos nėra palikama. Tartelį link Tiuiko. Virš Kirjanovo galvos praleikė kamuolys ir štai jau pirmasis smūgis į vartų plotą. Geras perdavimas link Mirziano. Sergejus Mirzianas senelė su Lyminvu. Geras perdavimas ir Julius Kasparavičius užbaiginėjo. Rikas Kirjanovas ir Ernestas Mockus. O čia smūgiuoja ir labai pavojingai tą daro Julius Kasparavičius. Aderaunmu bėga kitoj pusėje Julius Kasparavičius. Puikus perdavimas Kasparavičius ir kamuolys skrieja šalia vartų ir virš. Standartinė situacija. Čia turėtų lengvai gaudyti kamuolį. Ir čia kas? Baudinys. Ir 1-0. 1-0. Bivonas muša įvartį. Ta daro 29-ąją rungtynių minutę. Viktoras labai gerai blokuoja. Čia Mirziano geras perdavimas. Lyminvu. Kaip kamuolys atsiduria pas Sergeją Mirzianą, o po to ir vartuose. Puikia kombinacija. Rezultatas tampa 1-1. Na ir vėl fantastiškai sužaidžia atakoje Minija. Jau ne vieną ir ne dvi tokias atakas matė. Ne jis. Gal po šios atakos. Dabar jau Bivonas atakuoja. Tiuikas vėl puikus perdavimas ir Vykintas Gaudiešius. Labai nedaug trūko. Tomas Gutauskas labiau dešiniajame. Tomas Gudaitis, numeris 23-asis, irgi toks vidurio gynėjas, labiau atakuojantis. Šiek Minios ataka, kuri baigėsi dar vienu įvarčiu. Ir Julius Kasparavičius išnaudos vėl puikų komandos draugo perdavimą. Čia vėl situacija, kuri gresia pavojom. Smūgis ir baudinys. Baudinys dabar jau į Bivono vartus. Turi labai gerą galimybę. Ir pats pasižymė, tą ir daro. Ta ir daro 10-asis Minijos numeris, atsidurdamas po to jau komandos draugų glėbyje. Ir rezultatas tampa 1-3. Prie Minijos vartų, kamuolys aukštą trajektoriją skrieja ir štai taip. Rezultatas tampa 2-3. Gali Linas ir pats smūgiuoti, tą ir daro, bet į artimai kampą ir Kortas kamuolį gaudo. Labai įdomi dvikova, permaininga. Pirmieji įmušė Bivonas, po to 3 įvarčiais atsakė Kretingos Minija. Dar kartą pasižymėjo aikštės